Aukštikalnės peizažai, tyras grožis, didingi ledo kriokliai ir pats ledynas. Vienas iš aukščiausių Europos keltuvų, krumpliaratinis kalnų traukinys, kuris nuveš jus į kelionę laiku. Gražus kalnų miestelis, skaičiuojantis jau 250 metų kalnų inžinerijos istoriją. Miestukai ir kaimeliai išsibarstė 20 km išilgai slėnio, kuriuose viskas gyvena ramiu ir kerinčiu kalnų ritmu. Visa tai Šamony. Kelionė į Šamonį buvo labiausiai laukiamas metų įvykis. Šamonį kurortas yra aukščiausios Europos viršūnės Mont Blano papėdėje. Ši vietovė mus traukia savo didžiuliais freeride slidinėjimui skirtais maršrutais. Pradedant Aiguille du Midi, Grand Monte ir baigiant plačiais laukais tarp siaurų trasų. Kelyje užtrukome lygiai 25 valandas. Nuvažiavome 2000 km ir mes jau savo apartamentuose. Kadangi atvykome ryte, tai užkandome ir dalis komandos sukruto slidinėti. Pasidalinome per pusę. Vieni miegoti, kiti slidinėti. Aš likau prie pirmųjų. Liūdnasis pirmadienis. Pirma rimta slidinėjimo diena. Buvau labai gerai nusiteikęs. Įlipome į girgždančias kabinas ir iš lėto pasikėlėme į Brevent regioną. Pasikėlėme visais keltais išskyrus vagonėliais į kairę slėnio pusę, nuo kurio leidosi juoda trasa. Artėjo pietų metas ir patraukime atgal prie starto vietos, kad atsigertume arbatos ir ko nors užkastume. Restorane mus pasitiko labai pikta ir suirzusi padavėja. Dėl to nusprendėme šiandien visai nieko nevalgyti ir pasikėlėme vieninteliu dar neišbandytų keltuvų į slėnio kairę pusę. Ten radome ir barą, ir malonų padavėją. Išgėrėme arbatos, kuri buvo daug pigesnė nei pas piktąją, ir pasileidome žemyn. Iki šio nusileidimo buvo labai blogas įspūdis apie šias trasas ir apskritai apie slidinėjimo sąlygas. Man ši vietovė priminė Slovakijos trasas, siauros tarp miškų, dėl mažo sniego kiekio, už trasų koliukų neišvažiuosi. Tiesą pasakius, čia nelabai už jų užvažiuosi ir kai sniego yra daug, nes kyšo labai didelės ir aštrios uolos. Trasų danga taip pat nekėlė pasitikėjimo, nes ji buvo nubrūžinta ir taip pat nieko nesiskyrė nuo Slovakijos. Tik eilių prie keltuvų nėra, bet tai visai neguodė, nes noro slidinėti nebuvo. Bet juoda trasa šiek tiek sugrąžino teigiamų emocijų. Ir ne dėl to, kad ji juoda, o dėl to, kad sniego danga buvo minkšta ir žymiai malonesnė. Žinoma, visa tai dėl mažesnio žmonių srauto. Pirma diena tikrai prisvilusi, jaučiasi gerų emocijų trūkumas. Laukinės gamtos zona.